Sveiki visi. Jūsų kad nedaug, bet vis tiek smagu, kad atėjot. Ilgesnę pertrauką šiek tiek turėjom dėl sveikatos ir šiaip marketo, šiokių tokių nesklandumų, dėl naujienų, Google'o ar ne ir panašiai. Tai kaip ir neturėjom jau kurį laiką normalios tokios analizės, tai šiandieną vakar dolerį jau panalizavom, pažiūrėjau per skrinuotus, numečiau ar ne, kaip ir pildosi maždaug viskas pagal prognozes su doleriu. Iškart pasakau, kad Zoom subscriptionas pasibaigė, tai jeigu nutrūks, tai restartuosiu Zoom ir pradėsim iš naujo. Žodžiu, pažiūrėsim dolerį, pažiūrėsim poundą ir pažiūrėsim eurą, kaip visą laiką, ar ne? Ir pažiūrėsim, ar galbūt potencialiai turėjom čia dolerio prieš pat tarifus paskelbint, ar turėjom dolerio dugną. Tai žiūrint į DXY, tai stebėjom vakar, ar ne, užsiminiau apie savaitinį, žodžiu, time frame. Tai čia, kaip matot, savaitinę žvakę, tas, kas mokosi change of characterius dabar, ar ne, ypatingai turėtų į šitus dalykus kreipti dėmesį, apie žvakę padarė ir low su šitu viku, ir high, ar ne. Tai turėjom change of characterį ir potencialiai galim pradėti šito judesio, kuris atsitiko metų gale praeitų, ar ne, potencialiai antrą bullish koją daryti, nes marketas yra bullish. Čia šiek tiek išsisklaidė, bet čia turėjom bullish break of structure ir, žodžiu, čia buvo pullbackas. Ir nuėmėm šiek tiek likvidumo po šitų vikų ir potencialiai ir kaina sustojo, ta prasme, pradėjo šiek tiek į šoną judėti. Tai dabar klausimas, ar jinai nuo čia dar norės ilgiau laiko paeiti į šoną, ar bandysim kažkur targetinti šitas vietas, ar ne, nes turim didelį disbalansą kainos ir pagal viską turėtume targetinti silpną struktūrą, ar ne, weak swingus. Tai savaitinis taip, dieninis. Tai su dieniniu šiandieną nuėmėm praeitos savaitės low, taip pat penktadienio low ir sureagavom stipriai, ar ne? Tai gaila, kad nepalėtėm būtent šių demand zonų, toksai būtų iš vis kaip ir ganėtinai tobula mitigacija, bet kaina sureagavo, žodžiu, orderių buvo. Dabar klausimas, ar jų buvo pakankamai. Bet kokiu atveju turėjom daily change of character, tai potencialiai kaina vėlgi ant daily grafiko pradės judėti į viršų ir judėti su daily swing trendu 4 valandų. Čia jau biškelį ir galėsim nautsų padaryti. Tai 4 valandų vakarykštė zona čia buvo, ar ne, kurią pažymėjau. Čia galima nekreipti dėmesio, čia mano 5 minučių zonos. Buvo čia ta zona, turėjom, va čia va kaina buvo, atsidarėm su inside baru, palikom viką ir nuėmėm šitus low, būtent čia, su Londono Open. Ir dabar mitiguojam štai šį supply. Tai dabar čia šiokia tokia jau grandinė darosi ir čia bildinasi daug likvidumo. Tai kaip pavyzdys, marketas turi ir čia mitigaciją. Ir čia mitigacija. Ir čia mitigacija. Ir viskas eina su tokiu trendline čia. Tai dažniausiai už tokių trendline'ų čia yra daugelis stop lossų ir marketas mėgsta pasielgti kaip pavyzdys va taip ir tuomet judėti į apačią, ar ne? Arba, aišku, pralaužti high ir judėti toliau į viršų. Bet ką noriu tom pasakyti, kad taip turim sekti mitigacijas, bet mes norim įeiti tas mitigacijas esančias va čia, ar ne?
Idealiausi, kaip matom, iš volumo, kuris yra žvakės ar ne, žvakių dydžio, tai pagrindiniai įėjimai buvo būtent šitoj vietoj. Tai dabar čia šiek tiek krenta tikimybės su įėjimais, kad jie bus pelningi, bet jie yra pagal strategiją. Tai mitigacijos, kurios yra 15 minučių swing premiume. Tik vėlgi, reikėtų galbūt sulaukti kažkokio judesio iš būtent šitos zonos ir tuomet ieškoti 15 minučių kažkokiu tai order bloku ir tuomet ieškoti bajų, eurę ir svarę. Tai dar momentas, kad kaip pavyzdys, jeigu imtume šitą rangą, mes mitigavom discountą. Tai reikėtų būti labai atsargiais su tokiom zonom, ar ne, kurios yra po kažkokio discount mitigavimo. Tai jos tiesiog automatiškai praranda šiek tiek savo stiprumą. Taip, 15 minučių. Taip, 15 minučių, žiūrint į 15 minučių, tai jau čia dar pataisau, 4 valandų change of character turėjom ir jisai buvo čia ir, atsiprašau, jisai buvo čia. Up. Ir 15 minučių turim break of structure, pullbacką, kuris bus mūsų vidinės struktūros dalis, taip. Tada čia likvidumą ar nepaėmė didelę žvakę 15 minučių ant Londono Open ir judesys į viršų, į premiumą. Nu ir dabar matom jau ir čia likvidaciją, kaina rodo kažkokius silpnumo ženklus premiume kartu su 15 minučių swing trendu. Tai potencialiai galim išpildyti būtent šitas supply rytoj galbūt, potencialiai trečiadienį. Esmė, kad, žodžiu, dabar šiandiena yra mėnesinės žvakės užsidarimo diena, tai šiek tiek marketas turėtų aprimti ir rytoj, bet žiūrėsim, ką parodys. Kol kas, ta prasme, kaip mato, doleris, manau, pasiruošė šiek tiek po tokio didelio judesio į apačią, galbūt paeiti į šoną ir galbūt greitai tokios iniciacijos labai greitos nuo tos apačios nebus, bet būsim kantrus. Bet tikrai šitos zonos, kurios yra apačioje, tikrai bus įdomios. Tai dabar, kas liečia 15 minučių grafiką, turėjom čia sweep zoną. Nepamirškim to, kad čia be abejo yra 15 minučių weak swing. Čia yra silpna struktūra iki tol, kol jinai pralaužė praeitos savaitės high. Kuris taip pat yra 15 minučių strong swing. Čia tokia pora konfluensų. Ir doleris dabar tokia impulsyvų, bet korektiška, ar ne? Nu, toks impulsyvus, bet graži vidinė struktūra. Dažniausiai čia būna palikta nemažai likvidumo. Tai dabar dėl rytojaus, koks planas, ar ne? Tai dabar turėtų kaip ir čia sureaguoti kaina. Aišku, jinai reaguoja nuo kažkur 4 valandų to zonos vidurio. Nepasiekėm čia šitų ekstremų, bet jų mums nėra būtina pasiekti. Taip. Ir čia yra jau vidinė struktūra. Taip pat dar noriu grįžti 4 valandų, nes matau, nepasižymėjau. Change of character zona būtų
Čia ant 4 valandų. Tai turim kažkokių naujų zonų darbui, taip pat nuo kurių būtų galima imti treidus. Dabar klausimas, kas bus būtent su šita struktūra. Tai įdomu, kas vyks būtent čia. Mes jau esame diskaunte. Tai dabar potencialiai čia turėtų būti ar ne internal break of structure taip pat, bet čia pažymėjau, kadangi esam supply zonai, pažymėjau kaip liquidity tiesiog paėmimą ir sweep zonos sukūrimą čia. Ir taip pat čia turėjom 15 minučių change of character, tai turim tokią zoną. Ir čia be abejo vis dar valid mūsų zonos, nuo čia tikrai galima atsispirti, tuo labiau, kad esam diskaunte. Bet čia gali veikti ir kaip likvidumas. Pavyzdžiui, kažkam panašaus į va taip. Oi. Tai visai tokį sutreidinčiau. Taip, tai dabar 15 minučių. Kas dar? Daugiau kaip ir nelabai iš tikrųjų yra. Keista šiaip daryti pirmadienį tas analizės, kaina jau taip sujudėjus nuo čia realiai. Tai turėjom viką į apačią, judesį į viršų, nu ir dabar užsidarinėsim, žiūrėsim, kur užsidarys kaina. Visai įdomus bus šio mėnesio close, ypatingai prieš Trumpo balandžio 2 tarifus. Tai galim judėti toliau. Poundas, vėlgi, kaina, matot, 4 valandų grafikas, kaina eina į šoną. Turėjom šiokių tokių pasikeitimų dieniniam grafike. Čia turėjom ir bearish change of character, dabar turėjom ir bullish change of character su šita žvake. Žodžiu, kaina vėlgi juda į šoną, reaguojam nuo gerų zonų, sweep zoną, ar ne, ant dieninio, tai kaina ne šiaip savo čia pristojusi yra. Esam bullish ant dieninio, tačiau šitos kainos tikrai yra potencialiai įmanomos ir jas pasiekti tikrai galim. Taip. Na ir čia turim praeito mėnesio high. Tai dabar dar galim pasižymėti dieninę zoną. Čia būtų dieninė zona, savaitinio čiok zonoje, taip pat 4 valandų strong swingas, nes išplatėja range. Ir 4 valandų. Nu, patys mato, ta prasme, sudėtinga, nenoriu, niekada neperanalizuoju per daugiausiai judesio į šoną, ta prasme, dabar, ką noriu pamatyti, tai tiesiog, kol kaina išeis, ar ne, kaip pavyzdys iš šito tiesiog stačia kampę. Tai galima, kaip pavyzdys, žiūrėti, kad čia ar ne kažkokios reakcijos buvo. Galima, tai jau pažiūrėsim. Kaip jis 4 valandų internal. Čia kaip 4 valandų internal break of structure, kaina pakyla, darom vėl naują internal break of structure, toliau vėl internal break of structure, nu ir kaina yra bullish 4 valandų šitam range.
Tačiau kaina sureagavus čia ar ne nuo kažkokių zonų naujo high nepadarė, čia buvo daug kvikų ir kaina reagavo žemyn. Tai per daugiausiai tikrai nieko neanalizuosiu, tiesiog laukiu, kol kaina iškeliaus arba iš tos zonos. Tai ką galiu pasižymėti, tai tiesiog realiai tai alertus, ta prasme visiškai nieko su poundu negaliu pasakyti 4 valandų. 15 minučių grafikų vėlgi. Nu, neturiu ką paanalizuoti čia. Ta prasme, turim pamatyti kažkokias iniciacijas, į kažkurią pusę turim pradėti eiti. Viskas labai paprasta. Bet esu užselus, kadangi vien dėl to, kaip doleris atrodo, ar ne, ir čia tikrai turim kažkokią tai, kaip pavyzdys, čia esamas demandas, jisai feilina, darom naujus low, bet kokią atveju. Na ir be abejo, tas dolerio, būtent kaip doleris atrodo ir kur jisai yra, ar ne, kas liečia ypatingai, kad baigėsi kalbos kažkokios apie potencialiai palūkanų normų metimus. Viskas dabar tik vėl atgal ta pati dainelė, grįžtam į palūkanų normų kelimus, nes infliacija, žodžiu, darosi vėl problema. Tiksliau, nedarosi, jinai visą laiką liko, bet jinai buvo šiek tiek užgniaužta mažų palūkanų normų. Tai siūlyčiau su poundu tęsti tokius esamus judesius, ar ne? Jeigu matot, kad kaina, kaip pavyzdys, čia kažkokia iniciacija buvo, tai aš visą laiką prekiauju tik tokias ekstremales mitigacijas, niekada tų continuationų, kaip būtų galima, ar ne, čia prekiauti, jos nelabai veikia, visą laiką veikia tik tais ekstremai tokiuose sąlygose. Tai per daugiausiai nieko daugiau, net ir iš tikrųjų, jeigu atvirai, tai nesivelsiu čia į tą poundą. Euras po šiandienos CPI naujienų, to jau iš karto užmetu akį į CPI. Žodžiu, viskas pagal forecastus, kaip ir buvo prognozuota. Tai čia galim šiek tiek Tai turėjom mėnesio vidury, mėnesio pradžioj iš tikrųjų stiprų judesį į viršų, ar ne? Padarėm naują high ir čia vėlgi pasižymėjau tokias zonas, jos šiek tiek tokios kaip ir questionable, sakyčiau, bet esam daily swingo premiume. Ir tokiam giliam. Kaina sureagavo, ar ne? Tai reiškia, orderių čia tikrai jų buvo. Turėjom reakciją, bet kaina vėl ant 4 valandų lyg ir pradėjo rodyti kažkokius tai bullish ženklus, bet vėlgi toksai judesys, žodžiu, kapotas, nieko tokio kaip ir aiškaus, bet galima pasižiūrėti pullbackų dydžius. 124 pipsai galiu užsižymėti čia kaip. Dar tuoj pasižiūrim savaitinį greitai. Ar nepasikeitė, mūsų savaitinis čok būtų čia. Weekly chok up, swing down, daily swing down, daily chok. Pažiūrėsim vėliau. Ir turim dasibrėžti savaitinį supply. Atsiprašau, demand.
Taip. Ir su daily. Daily yra čiokas bullish. Turėjom štai tokią žvakę, kuri pramušė ir low ir high. Hmm. Ir čia 4 valandų break of structure. Tuomet čia 4 valandų break of structure. Na ir susiaurėjo mūsų 4 valandų svingas. Čia turėjom pullbacką, 124 pipsai, tinkamas pullbackas. Dabar žiūrim, jeigu čia yra 116, taip pat bus geras pullbackas kažkokiam tai, ar ne, svingui 4 valandų. Jeigu čia gautume naują break of structure, tai iš karto čia yra weak swing. Ir 4 valandų grafikas jau internal vidinė bus į viršų. Čiok vėliau pažiūrėsim. 15 minučių išsitrinam. Ir, žodžiu, 4 valandų vidinę pažiūrėsim, šiek tiek rodo, ar ne, tokį judesį silpną korektyvinį į viršų. Manau, ir tai yra tiesiog kažko panašaus pradžia. Taip, tai dabar žiūrim 4 valandų supply ir demand zonas. Daug mitigacijų čia bus, bet daug ir likvidumo. Kaip pavyzdys, ar ne, čia mitiguota. Imam šitą. Ir čia va tokia lieka nemitiguota kaip ir. Jinai yra šita žvakutė va žemiau, išėjo iš, kaina sureagavo, grįžo, vėl sureagavo, vėl grįžo ir didelis volume čia atsirado. Tokį turim disbalansą. Tai čia labai geros zonos man. Tai čia, ar ne? Ir čia buvo tokia kaip ir paskutinė prieš va pažeidžiant struktūrą. Taip pat čia dar turim vieną liquidity, į kurią va ir mes reaguojam, ar ne? Bet ją jau kaip ir tepinom ne vieną kartą. Bet ją patepinę, sureagavom, tuomet gavom change of character ir štai turim čia tokį va dar. Tai abi šitos zonos man tinka, rytoj prekiausiu eurą. Dabar kas liečia pirkimus, šitos zonos tinka, šita va tokia gaunasi per patį viduriuką kaip ir, ar ne, mes jau čia sureagavom, tai šiaip čia būtų ir šiandienos high. Pasirašau previous day high, kad rytoj žinočiau. Potencialiai galėtume va taip padaryti. Opa. Ir tada judėti žemyn. Taip. Tai turėkite ir šitą omeny, kad galim šitą tikrai pavykinti. Ir ypatingai, kad turim daily bullish change of character. Aha, toliau. Nu ir čia turim tų zonų, sakyčiau, grįžom čia. Mitigavom su šitu viku, jisai palindo žemiau pa šitą žvakę, todėl čia paliko zoną. Nu ir nuo jos va vakar buvo didelis judesys į viršų.
Padarėm naują high. Nu ir kaina dabar, kaip suprantu, reaguoja va taip. Bet čia va turėtume šiaip žymėti tokį. Ir čia tokiu atveju mums liquidity labiau lieka. Aš toksai būčiau konservatyvesnis šiek tiek. Ypatingai, kad čia būtų silpna struktūra. Tai tikrai galim netgi ir nuimti ir čia, kaip darėm pavyzdžiui su doleriu ant 4 valandų. Kaip pavyzdys turėjom ir čia tinkamų demandų, nes jie padarė high, bet juos vikinom ir šitą vikinom, ir šitą viką vikinom, ir šitą viką vikinom, ir tik tais ir net ir patį paskutinį vikinom. Tai kuo toliau, tuo stengiuosi labiau atkreipti dėmesį į tai, kad potencialiai galim net ir šitą viką nuimti ir reaguoti, ir šitą viką nuimti ir reaguoti nuo čia. Arba tiesiog nuimti absoliučiai visą šitą demandą. Čia taptų toks kaip ir trendline liquidity. Ir tuomet reaguoti būtent tik nuo čia. Pavyzdžiui, va taip. Tai galima tos treidus imti, bet turėkit omeny, kad, ta prasme, su targetais, kad greičiau galbūt su break-even sužaiskit, bet šiek tiek pasaugokit kapitalą labiau. Taip, žiūrim 15 minučių. Taip, čia swing. Ir ją pačią. Tai čia turėjom 15 minučių. Raine. Nu ir žiūrim, matuojam šitą. 39,5 pipso. Ne, nėra tai svingas. Ir 15 minučių swing yra up. Vidinę šiuo metu krentam, yra down. Esam pullbacko fazėje šito swingo, tai padarėm break of structure, low, higher high. Dabar ieškom, kur bus higher low, jeigu tęsim judesį į viršų, ar ne? Ir tuomet bus naujas higher high. Jeigu marketas tęs 15 minučių esamą trendą. Taip. Iškart zonos, kurios krenta į akį. 15 minučių sweep zona. Štai čia. Čia labai daug liquidity. Vidinė struktūra labai tokia dideliais svingais judanti, žodžiu, tokia labai tamposi į visur. Čia taip pat įdomi zona. Taip, ar galim čia rasti šitas reakcijas, kad jos nuo kažko čia labai taip reaguoja. Tai visų pirma, tai turim čia vidinį supply. Va tokį. Ir visgi kaina, atsiprašau, yra vidinė struktūra, jinai yra vis dar bearish. Ai, gerai parašiau.
yra bearish. Mitigavom discountą. Tai dabar ar čia reaguojam nuo kažko? Tai ką matau, tai ne, pramušėm šitą. Norėjau pažymėti tuos sell to buy vikus. Nu, kol kas man įdomiausia, tai būtų čia, nes čia kaip ir turim tokią va mitigaciją, paskutinę žvakę. Va taip va. Visai viskas sueina, tai čia visai norėčiau pamatyti, kaip kaina elgsis. Tolimesniems pirkimams į aukštesnės supply zonas, bet tikrai mielai pradėčiau selinti ir čia, ir jeigu nuimtume praeitos dienos high. Taip pat. Mitigacijas. Ir čia matau, pažiūrėsim, ar mitiguota ar ne. Nu va, kaip gražiai. Kaip pavyzdys, taip, čia atėjom, mitigavom, bam, ir pramušėm. Tai va taip reikėtų žymėti. Ir kaina, va čia kaip gražiai įlindo, būtent tenais buvo visi orderiai ir tokia stipri reakcija. Tai vienokio ar kitokio atveju man įdomios yra šitos kainos, ta prasme šitose vietose, selams. Taip galim gauti viką virš praeitos dienos high, bet galim jo ir negauti, nes čia užsipildėm šiek tiek orderių, čia lieka nemitiguota zona. Ir change of character, ar turim? Čia turim ir high, ir low, reikėtų žiūrėti 5 minučių grafiką. Ar kas pirmą atsitiko? Ok. Penkiolikos minučių change of character čia. Nepadarom naujo high. Todėl mūsų change of character lieka būtent čia. Tai šitas likvidumas yra 15 minučių čiokas, nes naujo high neturime. Ok, tai euras atrodo kur kas geriau negu svaras po naujienų, tai rytoj juo ir užsimsim ir dabar dar to bus greitai pažiūrim į Forex Factory naujienas. Forex Factory naujienos, tai taip, kas dabar be abejo NFP bus, nes pirmasis penktadienis. Ir JOLTS openings, žodžiu, su Amerikos rinka stipriai judės, Amerikos sesija. Ką pastebėjau, kad šiaip aplamai suprastėjusi yra Londono sesija, kaina juda, bet juda ganėtinai mažai, nebent auksas Azijos kokiu metu ten kaip pavyzdys ir jinai tiesiog pullbackina arba stringa. Pats pagrindinis judesys bet kokiu atveju ateina Amerikos metu, tad patarčiau
nevaryti ten 1:4, 1:5 targetų didelių, neišsipūsti sau Londono metu, nes daugiausiai kaina bet kokiu atveju judės Amerikos biržai atsidarius, kaip pavyzdys rytoj po 5 valandos ir panašiai. Tai rytoj šiaip bus pirma pati mėnesio diena, tai potencialiai galim strigt Londono sesijoje šiek tiek į šoną judesyje. Na, o antrą dieną įsigalioja tarifai, taip pat turime ADP, Non-Farm Employment Change, kurie ganėtinai teisingai nuspėja patį NFP. Tai ir, žodžiu, tada penktadienis jau bus Pavelas. Tai va tiek, tai pagrindas realiai dolerio naujienos, tai tokios pirma mėnesio savaitė, tai jinai bus, kaip sakant, intensyvi, bet marketai, žodžiu, marketuose likvidumo nėra daug iš to, kaip atrodo kaina, tai reikėtų būti visiems atsargiems. Tai ačiū, kad ir jūsų nedaug atėjot, va čia po tokio laiko matau, kad turėjus, matau čatas. Dėkui, okei. Tai ačiū Jums, kad atėjot ir žodžiu, įmesiu dar įrašą, kas norės pasižiūrėti, kas galbūt atėjo vėliau. Tai iki rytojaus.